Labą dieną. Šiandien noriu papasakoti apie maišytus gėrimus kulerius. Kuleriai angliškai yra atgaivinti. Tai yra sinonimas šaltų kaip ledas, troškulį malšinančių gėrimų. Tai salstėje ilgai geriami gėrimai, kuriuose be alkoholio visada yra imbierinio alaus ir citrinos sulčių. Ruošiami plaktuvėje arba tiesiog taurėje, priklausomai nuo sudėtinių dalių. Su daug smulkinto ledo. Ypač tinka karštą vasaros dieną. Aš jums paruošiu brendžio kulerį. Mums reikės brendžio, citrinų sulčių, grenadino ir švepsų. Pirmiausia, šaldome taurę. Kelius kubelius įmetame į plaktuvę. Imame balto romo 40 ml. Pilna citrinų sulčių 20 ml. Ir grenadino 10 ml. Viską gerai suplakam. Papildome anksčiau. Puošiame citrinos. Džilepai tai yra ilgai geriami gaivinantis gėrimai, kurių sudėtyje yra stiprųjų alkoholinio gėrimo, cukraus sirupo, mėtų likerio, šviežių mėtų arba šviežių mėtų lapelio. Juos sukūrė anglų kapitonas Nuatas, kuris mėgo savo burlaivio denėje auginti mėtas. Šitas gėrimas labai tinkamas paruošti karštą vasaros dieną. Į taurę įdedame kelis mėtų lapelius. Pasitriname. Įpilame 10 ml sirupo. Vandens. Persipilame. Įpilame ledo. Mieszamy.
Sveiki, mano vardas Rozana, aš padarysiu kokteilį vyšnių kobleris. Kobleris išvertus iš anglų kalbos reiškia vaisių salotos vyno padaže. Šiam kokteiliui yra naudojamas grūstas ledas bei vaisiai. Vaisiai yra parenkami pagal sezoną. Kadangi yra dabar vasara, mes naudosime braškes. Šie kokteiliai yra labai gaivinantis. Vasara labai gerai atgaivina. Taigi, mes pradžiai dėsime grūstą ledą. Įdėsime smulkintų braškių. Mums reikės 10 ml citrinų sulčių. Taip pat reikės 40 ml vyšnių likerio. Ir 60 ml džino. Permaišysime su dažu šaukštu. Papuošime braškę ir tiekiame su šaukšteliu bei šaukšteliu. Šiaudeliu ir šaukšteliu. Sveiki, aš būsiu Andrius ir šiandien paruošiu kokteilį braškių fiksas. Fiksai yra greitai paruošiami kokteiliai, jie gerai atgaivina, nes yra šalti, su grūstu ledu, su braškėmis, skanus ir iš anglų kalbos išvertus fiks reiškia greitai paruošti. Jie tinka kaip aperityvai, ruošiame su alkoholiniu gėrimu, citrinų sultimis ir sirupu. Taigi, stiklinę įsidėsime grūsto ledo. Pilsime 25 ml braškių sirupo. Dėsime kelias braškes. Citrinų sulčių. Viską ruošime citrinos griežinėliu, braškėmis, įdėsime šiudelį. Skanaus. Labą dieną, būsiu Dovydas. Šiandien papasakosiu apie egnogą. Egnogai tai suteikiantis stiprybės popietės gėrimai, ruošiami iš stipraus alkoholinio gėrimo, tokio kaip viskis, brendis arba konjakas, papildomi pienu, savaime aišku, irgi koks egnogas be kiaušinių. Jie pasaldinami cukraus sirupu arba likeriu. Ruošiami plaktuvėje ir patiekiami aukštoje storadugnėje kokteilio stiklinėje. Švelnus gėrimas bet kokiam metų laikui. Taigi mums reikės viskio, pieno, rudojo romo bei cukraus sirupo. Ir kiaušinių. Taigi, pilame, nepilame dar nieko, o atsišaldome taurę. Šaldome daug. Dėl to, kad koks egnogas, jeigu jis nešaldo. Dabar jie šaldo. Į plaktuvę taipogi reiktų įmesti keletą kubelių ledo. Kubeliai dideli, todėl su žnyplėmis juos įmesti sunkoka. Taigi, pilame 40 ml viskio. Jeigu pas jūs ateis klientai ir jūs prieš juos jaudinsitės arba
jaudinsitės. Aš jums siūlyčiau pilti ne šitaip, va, matot kaip dreba ranka, o prilaikyti su kita ranka šitaip. Šitiek dreba. Taip. 40. Ačiū. Oi tas rankas. 20 ml rudojo romo. Bet prieš tai visada atsiminkite vieną taisyklę, reikia išplauti memuzerėlį. Dešimt mililitrų citrinų sirupo. Bet prieš tai atsiminkite taisyklę, reikia išplauti memuzerėlį. Ir žinau, koks egnogas po kiaušinės. Pienelis. Jis toks nepastebimas čia. 40 ml. Kadangi plaktuve yra kiaušinis, reikia plakti, statyti, desėti. Ir ko reikia? Po to galima jau laviruoti su plaktuve kaip tik nori. Šaldyti stiklinę. Ir šį kokteilį papildome muskatu. Kadangi iš šių kokteilių sudėti įeina kiaušinis ir aš ruošiau šventinę duoną, aš siūlyčiau įgerti per Velykas. Skanaus.